Taigi šiandienos tema bus, ar karas tarp Ukrainos ir Rusijos pasiekė aklavietę. Nes iš tikrųjų labai daug užsienio visokių analitikų ir daug žiniasklaidai pasirodančio antraščio gan dažnai tai paminė ir galima būtų susidaryti tokią nuomonę, paprastai žvelgiant į viską, kad nei vienas neturi šansų nugalėti. Nes jeigu būtent va taip va ir pažvelgtume, kad ar nors viena pusė šiai dienai gali padaryti kokį stebuklingą kirtį, kuris tikrai užbaigs karą, tai ne. Bet jeigu mes pažvelgtume į tai, kuri pusė artėja link to geresnio momento, arba kaip svyra svarstyklės to balanso, tai tada yra tokių niuansų, kur negalėčiau pasakyti ir manau, kad daugelis nepasakytų, kad karas pasiekė aklavietę. Jeigu stebėsim frontą, tada galim dar pasakyti, kad tebūnie rusai slenkasi į priekį. Bet ir tai reikia pripažinti, kad rusai nebesislenka į priekį visur. Pagrindinis spaudimas eina vis dar iš rytų pusės, tai yra Donbasas, jų pagrindinis tikslas. Kažkiek ten minimaliai jie sumose tebūnie pasišaudo ir prie Charkivo netoli, bet tai yra tik toksai lengvas spaudimas, kad Ukraina negalėtų savo visų pajėgumų kažkur koncentruoti vienoje vietoje. Tuo tarpu ar matas kažkoks baisiai didelis Rusijos dar proveržis kažkur, nepasakyčiau, nes ką daro Rusija pagrindė, tai, aišku, galim netgi išskirti šiaip galim 3 dalykus, kaip Rusija kariauja. Tai vienas yra fronte, kitas yra oro atakos ir aišku, tada eina propagandinis visas karas. Kurioje vietoje jie tikrai laimė, tai kol kas, kaip ir sakau, kažkiek dar sugeba slinktis į priekį fronte, bet reikia pripažinti, kad jų tas slinkimas su kiekvienais metais vis mažėja, lėtėja, o nuostoliai įmant teritoriją auga. Tai ar jie gali palaikyti tokį tempą ilgai dar? Čia didelis klausimas. Ir tada, kada nors ateityje prieisim prie tos temos, ar jie gali ten taip stipriai mobilizuotis ir ar tas dar padės jiems kažkokį dar pasistumėjimą padaryti, arba tebūnie pastumėti Ukrainą link dėrybų. Kitas momentas yra oro atakos. Taip, oro atakos iš Rusijos didėja proporcingai, kad ir, mes galbūt esam pripratę jau prie jų ir kadangi metai iš metų mes jas matom nuo pat karo pradžios, tai tiesiog paprastai mums tikriausiai atrodo, kad tiesiog Rusija bombarduoja Ukrainą ir viskas. Bet šiaip oro atakų kiekis ir dronų skaičius ir raketų paleidimo skaičius, kaip tu nori, ar ten Rusija biški pasidaro ten tą pertraukėlę kelių dienų ar ne, pilnumoj tas atakų kiekis auga. Kas yra gerai, tai kad Ukrainos oro gynybos pajėgumai irgi auga ir jie tuo pačiu metu numuša vis daugiau dronų. Gal kažkiek mažiau raketų, bet iki to einama, bet ypatingai daugiau dronų numuša. Bet pilnumoj, nesvarbu, ar tų Ukraina dronų numuša daugiau, bet kadangi tas atakos dydis ir kiekiai didėja, tai tas tarpelis, kur nenumuša, jis vis tiek truputį auga. Tai tos atakos nuolatinės išlieka Ukrainai. Bet vėlgi, kadangi, čia gan keista taip gal pasakyti, bet tiesiog tas kraštas jau yra užsigrūdinęs ir galbūt mes pripratę. Aišku, kas ten vietoj gyvena, kas išgyvena, tai čia yra gyvas košmaras, bet taip pat mestinai kažkiek pažvelgus, tai
jie yra prie to pratę ir jie žino, kad taip yra ir jie su to gyvena, jie tam yra kažkiek jau pasiruošę gal kiek psichologiškai, kiek gynybinių momentų, ta prasme, jie jau tą supranta, kad tai yra normalybė šio karo. Rusijoje tuo tarpu tai tik dabar pradeda prasidėti ir dėl to prieisime prie to momento. Kitas dalykas yra tas Rusijos propagandinis karas ir jie kažkaip baisiai jie pastaruoju metu jo nebelaimė, nes kas buvo svarbiausia jiems 2025 metų buvo praktiškai didžiausia jų pergalė, tada kai persiviliojo, galim sakyti taip, bent jau aš taip drąsiau sakyčiau, kad persiviliojo Trumpą į savo pusę ir tebūnie jį kalbino Trumpą, kad Ukraina negali nugalėti ir verčiau yra priversti Ukrainą sutikti su rusų sąlygom ir taip užbaigti karą ir baigiam tą reikalą. Ir Trumpas turi diplomatinę pergalę, rusai turi savo pergalę kare ir gauna tai, ko nori. Tai va, toje vietoje jie turėjo didžiulę propagandinę pliusą didžiulį ir Europa dar truputį buvo tokia pasimetusi, bet va šiais metais, kadangi turime jau tokią sustiprėjusią Europą ir ypatingai dingusi Orbaną iš Europos ir šiek tiek tas toksai ir diplomatinis, ir propagandinis tas frontas ir toksai bent jau Europoje, kur be nesvarbiausia, nes kadangi Europa pagrindiniai rėmėjai Ukrainos, tai Rusija šiai dienai pralaimi tą kovą būtent. Kur jie kažkiek laimi, tai yra vis dar ilgame žaidime. Bet ar jie gali tą ilgą žaidimą išžaisti, tai čia bus kitas klausimas, nes prieisime prie to, ką Ukraina daro ir kur Ukraina laimi. O to ilgo žaidimo visas momentas bus paliestas kitoj temai iš tikro, nes yra tokių niuansų, kur rusai, sakyčiau, nieko nedarydami, arba kitaip galim pasakyti, netgi turėdami neutralias šalis Europoje kažkiek laimi. Nes, gerai, galiu šiek tiek užuominą užmesti, ta prasme, kad rusam yra naudingos netgi tos šalis, kurios tiesiog nieko nedaro ir nefinansuoja Ukrainos. O tokių šalių Europoje čiučiut randasi karts nuo karto. Ir tas momentas irgi Rusijai padeda. Taigi, čia, sakyčiau, yra visas tas toksai Rusijos pasistumėjimas, kuris vis tiek labiausiai realiai matosi toj vietoj, kad jie kažkiek juda dar Donbase. Tuo tarpu Ukraina jau ima iniciatyvą smarkiai pietuose ir ypatingai, ką mes pamatėm pastaruoju metu, kad ukrainiečiai ypatingai ima iniciatyvą rusų logistikos naikinime. Aišku, tai nereiškia, kad ir rusai nenaikina Ukrainos logistikos, bet tik noriu pastebėti, kad kadangi mes to nesam matę, tiesiog mes būdavom pripratę, kad fronte dažniau rusai naikina viską Ukrainos pusėje. Ir dabar, kai mes pradėjom matyti, kad ukrainiečiai ten rusų logistiką daužo, rusų bazės daužo, to vidutinio nuotolio smūgį daugiau pasidarė, mums toksai gali būti susidaryti vaizdas, kad ukrainiečiai kaip ir skina pergalę jau, bet ir čia Rusija žlugs ir viskas šakės. Bet va tame ir yra tas toksai tokia karo migla, kad rusai tai jau daro ir taip. Visą laiką jie darė tai. Ir mes tiesiog dabar tik pradėjom pamatyti, kad ukrainiečiai tai irgi pagaliau gali sau leisti daryti. Tai va tas nėra taip, kad ukrainiečiai staiga pradėjo imti viršų, o labiau sakyčiau, kad vyksta toksai jėgų išsilyginimas, tik tai vienur
vienoje fronto pusėje rusai tą didesnį iniciatyvą turi, kitoje fronto pusėje ukrainiečiai didesnį iniciatyvą. Aišku, labai didelis pliusas yra su ta logistika tame, kad ukrainiečiai pradeda tą Krymą izoliuoti, o Krymas yra toksai vis tiek Rusijos Achilo kulnas ir to pačio Putino viso šito karo pateisinimo ir karo pasididžiavimas yra Krymas ir jeigu Krymas krenta, tai čia būtų visiška katastrofa ir netgi visos Rusijos tos tokios imperialistinės idėjos epicentras praktiškai visada buvo Krymas kaip kažkokia teritorija, kur vat jie turi ten kažkur toli, o ne prie Maskvos, žodžiu, Rusijos regioninės plėtros ir įtakos zonų toksai, vat, kaip pavyzdys, kur jie didžiavosi ir kur jiems svarbu buvo. Ir ypatingai naujuosiuose laikuose Krymas strategiškai yra svarbi karinė bazė valdant visą Juodąją jūrą ir regioną aplinkui, bet kadangi net ir to rusai šiai dienai nebegali padaryti, tai yra toks didelis, paprastai tariant, pravalas jiem. Taigi ukrainiečiai ima iniciatyvą pietuose, ima iniciatyvą logistikos daužyme daugelyje vietų ir ypatingai pradėjo imti iniciatyvą, aišku, smūgiuose Rusijos tolimuosiuose kraštuose, kas Rusijai irgi labai yra blogai, bet tai vėlgi nesakyčiau, kad yra visiškai kažkokia didžiulė Ukrainos pergalė, tik tiek, kad jin turi potencialą. Nes vėlgi, kadangi ukrainiečiai dabar pradėjo smarkiai atakuoti Rusiją ir vis smarkiau daugiau tų smūgių tolimoji Rusijai daro, mums gali pasirodyti, kad čia kažkaip Ukraina irgi pradeda laimėti. Bet vėlgi, tai palyginimai pasakys, kad Rusija tai daro Ukrainoje visą laiką. Visus karo metus tai jau darė. Ir mums tai tapo tokia norma. Ir tik dabar ukrainiečiai irgi pradėjo Rusijai tai daryti ir tai Rusijai pradeda darytis normą. Tai tas yra toksai irgi, kalbant apie tolimuosius smūgius, tai sakyčiau yra labiau didesnis toks jėgų išsilyginimas. Tik tai įmant Rusiją, kas yra, kaip tu nori, Rusija yra vis dar didžiulė. Ir kad ir atrodo mums, kad daug ten Ukrainos sunaikina tų, ar tai gamybos bazių, ar tai naftos perdirbimo bazių, bet dėja dar labai daug visko yra už Uralo kalnų. Ir taip, ukrainiečiai po truputį pradeda ten pasiekti, bet dar tik po truputį. Todėl Rusijos gamybinis potencialas dar išlieka didelis palyginus. Tai kas yra geras dalykas, kur turi Ukraina tokio potencialo plėstis, o to tarp Rusija kaip ir tų atakų potencialo didinimo baisiai nebeturi, nes jie jau daro, ką daro ir tiesiog, kaip sakiau, didina tas oro atakas, bet tuo pačiu metu Ukraina irgi didina savo, gerina oro gynybą ir tas kažkoks toks vidurkis, tas išlieka toksai, kur tie daugiau puola, tie daugiau gynasi ir kažko baisiai tie rusai per tai nebegali pasiekti. O tuo tarpu pati Rusija, kadangi ir didžiulė, rusai turi didžiulę problemą su oro gynyba. Apie tai padarysiu visiškai atskirą temą, nes čia yra labai platus momentas. Ir nors ir jie turi didžiulius dar gamybinius pajėgumus, jie negali jų visų apginti. Tai čia tokie skirtingi momentai yra, kur tu negali pasakyti, kad karas yra įstrigęs, žiūrint ką vertinsi. Ukrainiečiai dar gali plėsti Rusijos logistikos daužymą, dar gali plėsti tolimas atakas, dar gali stabdyti rusų fronto slinkimąsi. Ir
Ir jeigu mes stebėtumėm tą jėgų pusiausvyrą, kad ir nuo 2025 pradžios, kada ukrainiečiai neteko finansavimo iš amerikiečių, ir tai netgi dar toliau galim žiūrėti, kad visus senesnius metus, ten ypatingai po to, kai ukrainiečiai tą padarė pirmą tokį 2022 metais teritorijų atsikovojimą, kai iš Harkivo teritorijos išvarė rusus, rytuose biški išvarė rusus, ten atsikovojo Lymaną, nuo Kupiansko nustūmė dar toliau. Tai ateinančius 2 metus rusai visą laiką, kaip tu nori, po truputį slinkosi į Ukrainą. Ir slinkas dar visai taip normaliai, ir kad ir jie turėjo daug nuostolių, bet stabiliai slinkosi ir kažkokio baisaus priešnodžio, kaip tik atsitraukinėti ir prarasti dar gan didelės teritorijos Ukraina neturėjo. Kas keiščiausia, kad būtent 2025, kai jie net prarado amerikiečių finansavimą, Ukraina pradėjo rodyti kažkokį stabdį rusam. Ir tas stabdis buvo būtent dronų ta iniciatyva ir dronų sienos instaliavimas, galim sakyti, į Ukrainos gynybą fronto. Tai nuo 25 taip vidurio jau taip stambiai pradėjo matytis tas visas potencialas, kur Ukraina, ta prasme, gali. Ir tai, ką mes matom šiais metais, tai matome tik stabilų Ukrainos pajėgų kilimą. Ir dėl to staiga atsiranda, gerai, dabar čia taip įterpsiu, tebūnie rusai kažkiek turi tą savo vis tiek tą propagandą ir jie moka taip kaip žalčiukai įlysti vakarų smegenis ir įkalti tas mintis, kad frontas yra stojas, nes čia yra rusų propagandos vaisius. Ta mintis, kad pasiekta aklavietė ir neverta kariauti, nes visa tai ir pasėta vakarų galvose su tokia mintim, kad gal ar tikrai apsimoka tą Ukrainą tiek beremti. Tebūnie, gal ir galim remti, bet reikia to pačiu kalbinti juos dėrėtis ir galbūt nebūtinai irgi dėrėtis savo sąlygom. Lygiai tą patį, ką darė Trumpas visus 25 metus. Nes kokią dar mintį mėto Putinas su savo Kremliaus draugeliais. Paspauskit like, jeigu dar tiek prižiūrėt. Ir follow. Nes dar daug temų turėsim. Žodžiu, bet kokią mintį Putinas mėto irgi pats šiom dienom, kad jie kaip ir sutinka eiti dėrybų. Bet atiduokit jūs tą Donbasą ir baigiam, ir nei čia mums problemų reikia, nei čia jums problemų reikia. Ir dar šonė Lukašenka toksai, kur tipo atsiprašinėja, ir čia irgi bus atskira tema labai didelė apie Baltarusiją, nes čia nėra labai sąžiningas žaidimas, toksai irgi atsiprašinėja Zelenskį ir tuo pačiu metu kalbina, davai, broliai, čia broliai Zelenskį, broliai Putinė, čia kalbėkitės ir susitarkite, kam čia reikia to karo, užbaikite ir taip toliau. Ta mintis visa yra to įšaldyto konflikto, kad Rusijai tai apsimoka, nes aišku, jiems apsimoka ir tai, kad konfliktas būtų įšaldytas, apskritai įšaldytas, neatsimant kažkokių Ukrainai žemių didelių. Kuo greičiau tai įvyks, tuom rusam geriau, nes jie ir mes suprantam, ir jie supranta, kad jų padėtis blogėja, ir kuo tai toliau tęsis, tuo jų dėrybinė padėtis blogės. Tai kuo greičiau jie galėtų priversti arba apgaulės būdu vakarus priversti, prikalbinti Ukrainą dėrėtis, tuo rusam geriau būtų. Dėl to lygiai dėl to pačio buvo skirti tie visi 25 metai kalbinti Trumpą,
įkalbinti Ukrainą ir prigąsdinti Europą, kad nieks čia neapsimoka, nes Rusija kaip ėjo, taip eina ir jie nesustos. Ir va tas va visas Rusijos nesustabdomas ir Rusijos neįsibaigiančių resursų, tas visas mitas, šitais metais va pradeda pabiški va taip bliukšti. Todėl Rusam šiaip reikia tų dėrybų, bet kokią bėdą turi Rusija, jie negali tiesiog išbaigti karą, nes jiems reikia kažkokios pergalės. Nu, specifiškai Putinui arba ten jo dar Kremliaus kažkokiam artimiausiam ratui, ta prasme, Kremliaus režimui reikia parodyti pergalę, nes jeigu jie dabar užbaigtų karą su ta gaida, kad praktiškai praranda Krymą ir ten visą Rusiją apdaužytą, apibombarduotą, ir visa logistika visur daužoma ir, ta prasme, tokia liūdna gaida baigia karą, tai tada koks viso to pateisinimas ir viduj daug problemų ir nusivylę kariai, nusivylusi liaudis ir kūro krizė ant viso to viršaus ir ekonominė padėtis prasta. Tai bent jau ko jiems reikia, jiems nesvarbu ekonominė padėtis, jiems nesvarbu piliečiai. Putinas gali Rusiją numarinti iki dugniausio dugno, bet jam svarbu ant pačio galo parodyti kažkokią pergalę. Ta pergalė šiai dienai jam yra tas Donbasas. Tai va tiek jam reikia pasimti, o toliau gali konfliktas užsišaldyti. Užšaudom sienos, kur esam ir viskas stojam. Kuom Ukrainai tai būtų blogai. Nors Zelenskis dažnai pasako, kad jie yra pasirengę šiai dienai šaldyti sienas ten, kur yra, bet asmeniškai taip va, žvelgiant ir tiesiog logiškai sudėliojant taškas, tai kuom tai yra blogai. Tai tebūnie jie tiki, kad su laiku galės diplomatiškai atsimta žemės. Bet reikia suprasti, kad čia su Rusija tarimas, nes Rusai yra apgavikai. Užšaldytas frontas reikštų, kad Rusai įsitvirtina visų pirma tose žemėse, kurias užėmė. Jie turi laiko įsitvirtinti tenai. Jie turi laiko atgauti jėgas ir tada jau labai sunku bet kuriai pusiai konfliktą pradėti. Čia lygiai taip pat kaip Irane dabar vyksta. Ta prasme, tas karšta fazė karo kaip ir nustoja, dar karts nuo karto porą dienų pasišaudo, bet nei viena pusė nebenori veltis didelį konfliktą, nes jie jau žino, ką tai reiškia ir nenori teisti, tai lygiai taip pat čia irgi būtų. Gal ten vienas kitas šūvis pasileistų, būtų provokacija, bet iš Rusijos pusės tikrai būtų provokacija, nes jiems būtų svarbu parodyti, kad Ukraina nesilaiko čia kažkokių įsipareigojimų, tam, kad vakarai nusiviltų Ukrainą, tai čia tik amžinas rusų žaidimas ir apgaudinėjimas. Ir jeigu konfliktas užsišaldo, Ukrainai bus labai sunku, jau dabar Ukrainai bus sunku stoti į Europos Sąjungą, nors jai tai žadama ir čia yra irgi labai gera atskira tema. Tai sunkesnis stojimas į Europos Sąjungą, nes nėra aiškių šalies sienų ir nieks nežino, kaip tai vystysis. Įšaldytas konfliktas tikriausiai reikštų sunku tą saugumo garantijos reguliavimą ir tikrai mažai kas norėtų iš Europos tikriausiai kažkokius taikdarus siūsti, nes jeigu iki šiol dar visi abejojo, tai po to kažkokio stebuklo neįvyktų. Ir įšaldytas konfliktas Ukrainai reikštų netgi tą tokį dėmesio atitraukimą, tiesiog visi pasaulyje palaipsniui ir netgi toj pačioj pas mus Lietuvoje, tie visi rėmėjai palaipsniui pamirštų, kad vyko karas ir gal būnam taip, kaip būnam ir tada prasidėtų ir dar ant viršaus eitų Rusijos ta propaganda, kuris sėtų vėl mintį, kad vakaruose, kad davai jūs prikalbinkit tos ukrainiečius būti savo vietoje ir nieks čia nebenori to karo ir nebespykstam dėl tų žemių, paliekam kaip buvo ir Krymas mūsų, čia tos 4 regionai mūsų ir gyvenkit jūs ir būkit. Ir taip būtų. Ir taip iš tikro būtų. O kad vakaruose visas skubės
atnaujinti visokius prekybos ryšius ir sutartis su Rusija, tai čia nereikia būti naiviems, tai tikrai faktas bus. Tai va tas tokia mintis, kad galvoti, kad konfliktas šiai dienai yra aklavietėj ir jį reikia greičiau tartis dėl karo pabaigos ir šaldyti sienas ten, kur yra ir gyventi kaip gyvenam, va taip pasakęs tarp kabučių. Tai yra labai pavojinga mintis šiai dienai ir tikrai nesu tas, kuris norėčiau, kad ukrainiečiai ten kovotų iki savo paskutinio kraujo lašo ir iki paskutinio žmogaus už savo teritorijas, bet reikia spręsti, kad rusai tai tame nesustos ir tai Rusija labai pavojingas momentas yra, nes tame Rusija gali sustiprėti. Ir būtent čia yra tada jau ta kalba gali būti prasidėti, kad va čia yra tas momentas iki 2030 ar kiek tenai kelintų, kada Rusija gali būti pasiruošus kažkokiai kitai konfrontacijai gal Europoje ar dar kur nors. Tai kalbėti apie bet apie kažkokias lygybės arba dėrybas šiai dienai yra gan kvaila, kai akivaizdžiai matosi, kad tai daugiau reikalinga Rusijai, nes kuo ilgiau senka laikas, tuo Ukraina įgauna geresnę dėrybinę poziciją, nes jie yra ant pakilimo dabar. Kas labai labai svarbu yra pastebėti, tai kad Ukraina labai smarkiai šiai dienai išgąsdins yra Rusus jau. Rusijai kūro krizė yra, Rusijos Krymas izoliuojamas, ne Rusijos, Ukrainos Krymas, bet Rusijos užimtas Krymas izoliuojamas. Pietinis frontas yra logistiškai gan žlugęs. Ir Ukraina visą tai padarė dar su savo turimais tais senais resursais. Jie dar tik pradės gauti 90 milijardų paskolą. Dar tik pradės gauti. Tuos pinigus dar tik įlies į gamybinę savo visą bazę ir dar jų gamyba dar plėsis. Ir jeigu mums pasiseka ir NATO susitikime ateinančiame šalis dar pažada ir tikrai pažada tiesies ir smarkiau rems Ukrainos kariuomenę ir ekonomiką ir taip toliau, tarkim, didesnį finansavimą siūlys Ukrainai. Tai vėlgi yra, visas potencialas šiai dienai yra Ukrainos rankose. Rusai to potencialo nebeturi, nes prisiminkit, kad viskas, ką Rusija gali daryti, tai išsimėlšti pinigus iš savo vidaus. Jų nieks neremia. Nei Kinai, nei Šiaurės korėjiečiai, nei Iranas, jų nieks neremia. Jie viską patys perka. Ir viskas, ką jie daro, tai šiai dienai nebeturi pajamų tiek, kad galėtų iš tų pajamų finansuoti karą. Ne, jie karą finansuoja dabar iš savo vidaus pinigų, kurios dar turi piliečiai, dar turi kažkokie oligarchai, dar kažkas. Jie tiesiog valgosi iš vidaus, mažindami kitų sektorių savo finansavimą ir vis dar daugiau skirdami kariuomeniai. Ir čia tarp kitko vėl turiu pasakyti, kad tai yra labai atskira didelė tema, kurią verta paliesti. Ir gal tuom ir baigiam. Tiesiog norėjau šiandien papasakot, kad ta mintis, kad konfliktas yra aklavietė, yra gan klaidinga, nes kur taip Rusija dar kažkur ima viršų, bet tas viršaus ėjimas lėtėja. Ir viršaus ėjimas reikalauja vis daugiau resursų iš Rusijos. Ir kas yra, nepatempiama ilgainiui. Tuo tarpu ukrainiečių pajėgumai stabiliai auga. Ir atakos ir atsakas Rusijai stabiliai auga. Tai mes matome labai labai didelį jėgų išsilyginimą šiai dienai, bet potencialo imti viršų, sakyčiau, turi daugiau Ukraina.
kad ir kokių stebuklų ten Rusija susigalvotų, ar tai kažkokia nesąmoningai didelė mobilizacija, ar dar ką nors, tai tiesiog reikš, kad jie dar pratęs tą karą kažkuriam laikui, bet lygiai tuo pačiu dar labiau susės iš vidaus ir ta girtis jiems bus dar tiesiog didesnė ir skaudesnė. Ir kito atveju netgi dar klausimas, va čia galtinė mintis bus ir baigiam. Klausimas, ar Rusija netgi gali ateiti iki tos mobilizacijos, nes o gal Ukraina netyčia, galbūt čia tokia mini pasvajojimas, bet o gal mes jau pamatėm šiais metais labai daug smūgių Rusijai ir labai stebinančių daug smūgių Rusijai, kurie labai žlugdo visą jų tą gebėjimą kariauti iš tikro. Ir gal ukrainiečiai suspės greičiau juos tiek atidaužyti, kad jie tiesiog fiziškai gal jų logistika bus žlugus arba jie to kūro nebeturės, jie tiesiog negalės, kad ir jie turės kareivių, ar jie dar turės kažkokio ne tas, kad noro, bet prievartos stumti tą visą karo mašiną į Ukrainą, bet jie gal to negalės fiziškai padaryti, nes neturės, kaip sakau, ar tai kūro, ar jų logistika bus žlugus ir mes tai pamatysim. Čia toksai yra laiko klausimas, kuris ar sugebės kažkas suspėti kažką tiek sužlugdyti, kad jie nebegalėtų tęsti karą, ar tas karas vis dėlto dar kažkiek tęsis, bet tęsis tik tam, kad tęstųsi. Ir jeigu karas tęsis, tai vienintelis tas Rusijos žaidimas įmanomas, tai yra tas toks ilgas žaidimas, galvojant, kad Europoje ar dar kažkur pasaulyje pasikeis kažkokia politinė situacija ir tai atneš jiems ką nors gerą, kas yra mažai tikėtina, nes bent jau 2 metami priekį Ukraina turi pilną sąjungininkų palaikymą ir jų gamybiniai pajėgumai tik tai auks ir jeigu mes jau dabar pamatėm žiupsnėlį to, ką ukrainiečiai gali sudaužyti Rusijai ir ką fronte gali padaryti, tai su padidintais tais pajėgumais įsivaizduokit, kad tie druskeliai daug daugiau kentės ir tada klausimas, ar tikrai jie gali tiek išlaukti, nes manau, kad tikrai nesusitvarkės ir viskas bus gerai. Tai ir šiaip labai ilgai užtęsiau šiandienos temą, tad dėkui, jeigu kas tiek prasižiūrėjo šitą video, jūs fantastiški. Ir jau tarp šitą video paminėjau daugybę temų, kiek reikės aptarti ateityje ir dar turiu daug minčių įdomių. Šiaip artimiausiu metu stengsiuosi pasidaryti tokį žemėlapį ir su juo paaiškinti visą ir fronto situaciją, ir logistikos situaciją dar kartą, ir visą Baltarusijos žaidimą šitame reikale. Ir manau, kad su žemėlapiais bus įdomiau truputį ir žiūrėti, ir viską man išaiškinti. Ir paliesime ne tik Rusijos vis pirma ir Ukrainos karą, bet ir kitus visokius regionus ir daug įdomių temų. Taip kad dėkui, kad žiūrite, iki.